Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą Cross Stitch Spells. Mano vardas Ilona. Ir tai yra mano antrasis video skirtas siuvinėjimui kryželiu. Norėjau labai neoficialiai, o vis tiek gavosi kažkaip panašiai. Tai vat, grįžau. Grįžau su savo pažadu pradėti pasakoti apie tai, kaip aš atėjau iš to hobį. Nes matau, kad mano lapkritis galimai nebus toksai produktyvus, efektyvus ir klausimas, ar mėnesio gale, ar, sakykime, kito mėnesio pradžioje aš galėsiu kažką daug ir įdomiai nufilmuoti. Tai grįžtu dabar, naudojasi tuo, kad dirbu iš namų ir yra pietų laikas. Nes, kaip žinia, atsikeliam tamsiai ir baigiam darbus tamsiai. Tai va, tai labai noriu padėkoti pirmiausia už tai, kad atėjote į šį kanalą, paspaudėte subscribe, komentavote, klausėte, nepaprastai buvo faina, kad sulaukiu ir klausimų. Iš tikrųjų labai smagu, tada jautiesi bendraujantys su žmogum. Tai jeigu tikrai kažkas dar yra įdomu ir dar norit, kad kažką parodyčiau, aptarčiau galbūt ir būsimuose savo video, tai tikrai palikite komentarus, su mielu noru viską paskaitysiu. Galbūt kažką galėsiu iš karto atsakyti, galbūt kažką tikrai smulkiau parodysiu. Tikrai labai noriu padėkoti ir Soul galerijai. Tai yra žmogui, kuris pasidalino informaciją apie mano kanalą vienoje Facebook'o siuvinėtojų grupėje. Tikrai didelis ačiū. Iš tikrųjų, tikrai buvo toks labai sudėtingas laikas ir buvo nepaprastai malonu, kad yra žmonių, kurių atrodytų asmeniškai nepažįsti, bet jie apie tave pagalvoja, padaro kažką gero ir tada tu supranti, kad kažkas pradeda vykti tavo telefone. Tai didelis ačiū ir labai smagu tikrai, kad jūsų tiek susirinko taip greitai ir tikrai už tuos visus komentarus, reakcijas, tikrai nedaug tam žmogui reikia iki pilnos laimės, kaip pagalvoju. Tai štai, kadangi šitas video nebus apie tai, ką aš nuveikiau per pastarąjį mėnesį ar ten savaitę ar dar kažką, tai papasakosiu, nuo ko viskas prasidėjo. Dažnai iš to klausimą, aišku, aš sulaukiu. Tai pagalvojau, padarysiu su vaizdais. Kaip matot, bus daug visokių žurnalų. Šitą aš tai paslėpsiu. Čia šiek tiek ieškojau savo Book of Days ir praeitų metų, ir šių, ir dabar dar svarstau apie 26, nes jų dar kol kas nėra toj parduotuvėje, iš kurios aš pirkdavau. Tai dar galvoju, ar verta tai daryti, ar verta pirkti, nes kainuoja tikrai nepigiai ir ar man to reikia. Tai va. O pačių pradžių pradžia, o dabar galvoju, net nežinau, aš nesu tas žmogus, kuris išmoko iš kažko, aš esu absoliučiai savo mokslė. Ir kai pagalvoju dabar, besikapstydama tose dėžėse, aš ne veltui pasiėmiau šitą maišiuką, aš radau šitą maišelį vieno vienintelio žmogaus, kurį iš tikrųjų pažinojau, iki kol pradėjau pati siuvinėti, tai buvo mano grupiokė. Tai jie man padovanojo štai šitą kjutalą. Taip, jisai dabar toks jau, matot, labai susipresavęs, bet realiai jam yra 20 metų kažkur. Jo, manau, kad 20 metų gerų jau. Ir ne, jinai nebuvo tas žmogus, kur aš pamačiau, susižavėjau, nors tiesą sakant, visada labai žavėjausi žmonėmis, kurie turi hobių. Pati esu hobių žmogus. Ir visokių veiklų yra buvę dar ir be siuvinėjimo kryželiu. Tai aš tikrai labai žavėjausi jos hobiu, bet tai nebuvo kažkas, kas va dabar ir aš noriu. Ne, mano istorija yra paprastesnė. Dar šiek tiek pritrauksiu, bet kažkaip sugebėjau viską išsaugoti, tai va dabar džiaugiuosi dėl to. Mano istorija yra paprastesnė. Aš tiesiog radau tą kaltininką, kuris mane atvedė į šitą hobį, tai yra štai šitas žurnalas. O istorija yra labai paprasta. 2009 metų sausį. Sausis vasaris, tai tikrai buvo metų pradžia, aš labai gerai atsimenu. Turėjau tiesiog susitikimą stotyje su žmogumi, kuris tiesiog jau iš vienos pusės miesto, aš iš kitos, čia kalbu apie Vilnių. Ir jeigu pamena tais laikais, tais 2009-aisiais, čia kaip matot yra jau 2009 metų žurnalas, dar kai viskas buvo mūsų mylimais litais. Kas tuo laiku 8 litai buvo siaubingai brangu.
Ir aš atsimenu, stoviu pasislėpus, žinot, tada žiemos, buvo tikras žiemos, pustydavo belenkaip. Ir ir žiūriu, žurnalas siuvinėjo kryželiu. Aš nežinau, man atrodo, gal jis ir yra vienintelis lietuviškas žurnalas, kuris tada buvo leidžiamas. Nu, tai buvo laikai, kai dar, žinot, su internetu daug kas nedraugavo, buvo pati pradžia, būdavo be proto daug įvairių žurnalų, aišku, būdavo daug rusų kalba, kas buvo labai populiaru. Ir aš taip stovėjau, žiūrėjau būtent į šitą Kleopatrą ir galvojau, kaip žmonės tai padaro. Tai prasme, aš realiai negalėčiau. Bet aš nebūčiau aš, kadangi man teko gana ilgokai laukti to žmogaus ir galvoju, bet įdomu, kaip atrodo tos schemos, kaip čia žmonės tai daro. Ta prasme, tai buvo tiesiog sekundė, akimirka, likimas, kaip norit, taip pavadinkit, visai, man atrodo, nepagadinsit. Aišku, 8 litus tada išleisti mane baisiai norėjosi, bet aš labai gerai atsimenu, dar tokia mintis buvo, kas gali atsitikti, kai aš nusipirksiu žurnalą. Jo, maždaug 17 metų priklausomybė. Tai atsitinka ir taip. Tai aš kai sakau, visi geriausi dalykai mano gyvenime yra atsitikę visiškai atsitiktinai ir tikrai gyvenimas jau ne kartą įrodė, kad tai yra patys geriausi dalykai. Ir tada faktas tą patį vakarą man pradėjo kalbėti mintis, kad kažkaip aš čia noriu kažką gal pabandyti. Ir aš po truputėlį pradėjau ten googlinti, žiūrėtis, kur čia yra, kaip yra, žinot, kai nežinai nei kur ką parduoda, tada sakau, dar tas interneto turėjimas, jo naudojimas, jis buvo toks irgi sąlyginis ir aš atsimenu irgi kažką ten pas mamą nuvažiavau, lankelį pasėjau, belen kokias žirkutes, pradėjau ieškoti, kiek kainuoja, kur rasti tų audinių. Bet žinot, aš nebūčiau, šiaip realiai, kaip ir matot, šitas paveikslėlis nėra kažkas tokio pradedantiesiam. Tai, žinot mane, tai palaukit, aš surasiu, aš dabar aišku juos supainiau, nes kaip ir norėjau sudėti chronologinę tvarką, bet panašu, kad viskas baigėsi atvirkščiai. Va, čia yra 2 numeris. Aš pabandysiu įdėti nuotrauką, aš bandžiau pas tėvus nufilmuoti, šitas darbas tikrai yra įrėmintas. Štai. Yra nuostabioji Kleopatra ir dizainerė Leslie Tyr. Tai galima sakyti, tai yra pirmoji dizainerė, kurios darbą aš pradėjau siuvinėti. Visiškai būdama, nežinau, totalinė savo mokslė. Nesuvokiančia nei kas, nei kaip, nei kodėl. Ir negana to, kol aš viską rinkausi, kol aš visko ieškojau, kol aš domėjausi kas, kaip ir kodėl. Per tą laiką išėjo 2 numeris. Ir ką jūs galvojat? Staiga šiame pamatau Ramzį 3. Ir aš suprantu, kad tai yra komplektas. Ir juokas juokais, čia yra ne anekdotas. Man pradžiamoksliai staiga šovė į mintis, o kodėl aš jų negaliu padaryti abiejų ant vieno audinio? Ta prasme, tu dar išmoksi siuvinėti iš serijos. Bet aš būčiau, ne, aš tikrai esu toks kartais per kvailai nusprendantis žmogus, kad, bet man sunkiau, tai man įdomiau. Tai juokas juokais tikrai įdėsiu, pabandysiu įdėti nuotrauką, jeigu išeis. Aš įsivinėjau po daugybės metų, mano tėvai kažkaip paprašė, gal galim kažką įsirėminti ir aš jiem ją atidaviau. Tai šie 2 gražuoliai yra tikrai įrėminti su trilijonu klaidų, kokių tik yra įmanoma. Kas yra natūralu, kai tu nesi niekada siuvinėjęs. Ir absoliučiai su 0 karoliukų, kur aš tada neturėjau jokio supratimo, kas tai yra, kur tai gauti ir kaip tai daryti. Bet tiesa, jau čia reikia vos kelių, čia yra labai labai mažas kiekis, pagrindas čia yra vis tiek tik siuvinėjimas. Tai čia yra mano pradžių pradžia. Tik tai dabar, nežinau, patrauksiu šiek tiek žurnalus, gal kažkur ten kampelėje pavyks įkelti nuotrauką, kaip tai atrodo iš tikrųjų, arba tiesiog ant viršaus kabo mano tėvų namuose, nes mano tėvai turi keletą įrėmintų mano darbų, nes kaip ir minėjau pirmam savo video, kad aš jų nerėminu. Tai va, tai šitas žurnalas, lietuviškas žurnalas, kurio aš turiu visus 12 numerių. Neatsimenu, kokiai parduotuvė, aš po to dar rinkau 2.8, bet 2.9 ir 10. Faktas, aš siuvinėjau, pirkau
iš spaudos kioskelių tiesiogiai ir taip juos susikolekcionavau. Nežinau, ar tikrai reikėjo, bet, na, jie šiuo metu guli visi mano namuose. Vėliau aš dar šiek tiek siuvinėjau iš šitų žurnalų, nes kaip matot, čia yra berods Joan Elliot, tai aš pabandysiu atversti. Lėlių teatras, kuris man tada labai patiko. Štai toks. Jo, tai yra Joan Elliot, apie kurią aš ko gero šitam video daugiausiai ir kalbėsiu, nes, žinot, mane gal žmonės ir pavadina Mirabilijų karalienė. Bet aš kaip sakau, iki Mirabilijų buvo vienas etapas ir labiau jisai buvo Joan Elliot etapas, tada atėjo Mirabilijų etapas. Kodėl? Irgi bus vėliau šitam video. Tai va, tai man jį pavyko rasti, išlyginti dėliai nepavyko ir to laiko nelabai buvo, tai štai, tai nėra labai didelis darbas. Aišku, jis buvo išsiuvinėtas, kaip tuo metu aš viską siuvinėjau ant balto. Balta aida, 14 kanto, viskas ant jos gražiausia. Kas nežinau, kodėl aš taip sugalvojau, neklauskit, bet tuo metu tai man atrodė gražiausias iš gražiausių dalykų ir puikiausių audinių. Šiaip aš tikrųjų nesu nusistačiusi prieš aidą, gal tik tai, kad jeigu dabar siuvinėjo, tai siuvinėjo ant 16. Bandysiu šiek tiek čia arčiau pritraukti, kadangi visiškai esu nedraugė dviem dalykam. Tai yra prancūziškiem mazgeliam, kurie man gyvenime niekada nesigavo. Tai darbuose, kai kuriuose, kur reikėjo kažko labai mažo, aš visada naudojau tuos vadinamuosius petitinius karoliukus. Tai jeigu kažkur išvysit, tai nenustepkit, kad nebus prancūziškas mazgelis, katinėlis. Ir čia vat jau matosi priežastis, kažkuria prasme, kodėl aš visgi nustojau siuvinėti Joan Elliot, nors jos darbų tikrai siuvinėjau ne vieną, ir ne vieną parodysiu, ir kokių serijų pririnkau parodysiu. Joan Elliot yra Backstitch'o karalienė, tikrai. O aš jo ypatingai pradėjau nemėgti, kad aš pradėjau siuvinėti tiek daug jos darbų, nes kiek matyt ir patys esat matę, kad kiekviena detalė tiesiog yra apdorota tuo backstitch'u. Aišku, jis yra nepaprastai fantastiškas, nepaprastai turintis didelę reikšmę, ryškumą ir visą kitą ir taip toliau. Ir tu žinai, kodėl tu jį naudoji, bet kad jis mane labai žavėtų, aš tikrųjų labai pradėjau jo nemėgti. Tada, kai pradėjau labai daug siuvinėti Joan Elliot, bet kurį laiką dar aš laikiausi. Tai va, tai iš šitų žurnalų ten vėliau buvo dar kažkiek siuvinėta. Ne visus darbus turiu, ne visus galėsiu parodyti. Nu, pavyzdžiui, šitą Leslie Tyr darbą irgi aš išsiuvinėjau. Labai irgi nedidelis. Daug detalių, tikrai backstitch'o, tikrai per akis. Ir jis yra tikrai padovanotas. Ir jis tikrai vis dar gyvena Vilniuje. Tik aš neturėjau nuotraukos išsiuvinėto darbo, tai nelabai ir parodysiu, o daugiau kažko galime užmesti akį. Tikrai nesiuvinėjau daug. Ai, tiesa, vat iš šito žurnalo esu išsiuvinėjusi štai šitą švelnųjį plazdėjimą, kurio dizainerio net nėra nurodyta. Ir čia yra tokia keista istorija, kad aš dabar tik neatsimenu, ar aš dariau tuos hieroglifus, ar aš tik taip patį paveikslėlį išsiuvinėjau. Bet aš pabandysiu nuotrauką irgi kelti, nes man atrodo Instagram'e pas mane tikrai yra. Aš jį dariau ant 18 kaunto aidos ir maždaug tai 65% taip demotyvavausi, nežinau dėl ko. Ta demotyvacija buvo tokia didelė, aš jį mečiau. Ir tiesiog vienais metais sugalvojau, bet aš jį noriu padovanoti vienam žmogui. Ir tiesiog sėdau ir per kelias savaitės tiesiog pabaigiau, aš dar spėjau kalėdom įrėminti ir padovanoti. Tai jis tikrai gyvena Kaune, jis yra iškeliavęs. Nu, čia ta istorija, atsimenat, kai aš jums pasakojau pirmam video, kad aš pati tai šiaip nerėminu ir užsakymų nedarau, tai čia irgi buvo tas atvejis, kai tiesiog aš užsikėpiau, kad man reikia jį pabaigti būtent konkrečiam žmogui, bet niekas nebuvo pažadėta ir aš jį pabaigiau. O kitus darbus aš tiesiog padovanojau jau išsiuvinėtus. Ai va, iš šito žurnalo irgi esu išsiuvinėjusi ir padovanojusi štai šitą irgi geišą. Jis irgi yra
kaiminystėj čia Vilniuje įrėmintas. Bandysiu rasti visas nuotraukas ir šiek tiek pasidalinti su jomis. Tai kažkiek šitas žurnalas dar gyvavo mano gyvenime, bet nelabai ilgai. Nes, žinot, kaip tais laikais, kur tu gali geriausiai gauti siuvinėjimų reikalingų dalykų? Knygyne. Tada tikrai būdavo užeini, nueini į panaudotų žurnalų skyrių ir tada randi krūvą, aišku, dažniausiai rusiškų žurnalų, kurių aš tikrai turėjau nepaprastai daug ir jų jau labai daug yra išdalinta. Tai aš dabar taip greitai perverčiau ir daugiau lygtais iš šitų žurnalų aš nieko ir nesiuvinėjau. Ne viskas, aišku, man gyvenime tada pavyko. Apie failus bus galima irgi pakalbėti. Tai va, tai turiu visą šitą seriją, visą komplektą. Čia yra mano vienintelis lietuviškas tikriausiai žurnalas. Po to kitoje dalyje aš dar papasakosiu, kaip iš kitokių rankdarbiams skirtų žurnalų aš įsiuvinėjau keletą tikrai tokių visai įdomių ir išskirtinių darbų. Bet šiame video mes toliau, ko gero, kalbėsime apie Joan Elliot. Dėl ko aš susižavėjau Joan Elliot? Dėl to, kad nepaslaptis, jog aš mėgstu siuvinėti žmonės. Tai didžioji dalis darbų, kuriuos jūs matysite, tai ir bus žmogus, nesvarbu, kokiu pavidalu, undinė, karalienė, fėja ar kažkas. Ir aš pradėjau ieškoti jos daugiau darbų. Viskas baigėsi tuo, kad aš pradėjau ir prenumeruoti per paštą. Na, žinot, tais laikais kreditinę neturėt būdavo toks siaubingai brangus dalykas. Ir tikrai ne visi turėdavo. Bet net tada, kai aš radau būdą ją turėti, aš pirkdavau britiškus žurnalus tiesiai iš Jungtinės karalystės. Visko yra buvę ir esu įsigijusi ir knygų nemažai. Čia, žinot, tie laikai, kai galėjai kažką parsisiųsti iš Amerikos ir nesusibarti su muitinė. Ir tai buvo ir normalūs įkainiai, ir nereikėjo kažkaip persistengti gyvenime, žinai. Tai va, tai viena iš knygų, kurią aš parsisiunčiau tiesiai iš Joan Elliot, jinai yra dedikuota man, tai yra Fairy Enchantment. Kaip jinai deklaruoja, yra 9 dizainai, tai jie atrodo maždaug taip. Ir kas yra labai keista, kad šita visa knyga yra su baltai juodomis schemomis. Nes, žinot, Joan Elliot yra nepaprastai populiari žurnalas. Ir dažniausiai ten būna tik spalvotos schemos. Kas nėra labai fun. Man asmeniškai tikrai ne, aš labai nemėgstu spalvotų schemų, nes jose sunku kažką užsižymėti ir po to labai gerai matyti. Tai aš šiek tiek labiau mėgstu juodai baltas schemas. Kas yra, Mirabilijų pliusas. Tikrai esu pirkusi, dabar jau galima nusipirkti Joanos Elliot PDF-inių schemų ir juodai baltų, bet tai yra toks paradoksas. Tu nusipirki juodai baltą schemą, o backstitch'as vis tiek yra spalvotas. Ir netgi nėra aprašymo, kokia spalva yra siuvinėjama, kas, pavyzdžiui, buvo labai keista, kad šitoje knygoje yra. Pavyzdžiui, jeigu pasižiūrėti prie backstitch'o, tai yra parašyta, kad ten tokia spalva, yra ten antakiai, ten lūpos, ten dar kažkas. Tai va šitą titulinį paveikslėlį aš išsiuvinėjau, tiesą sakant, jis man vienintelis ir te patiko. Štai, na, aišku, dabar netilps vėl į tą kamerą, nežinau, kaip viską čia taip. Sakykime, išsiuvinėtas jis yra ant tokio, nu dabar kamera, aišku, rodo kaip pilka, bet tai yra auksas spalvos Aida 14 numerio. Su, gal kažkiek matosi, aš pamanysiu pajudinti, toksai auksiukas įsiūtas. Nu, šiaip labai tinka šitam darbui. Ir kaip ir pasakojau, kaip matot, nėra prancūziškų mazgelių, yra biseriniai petitiniai karoliukai. Ir aš norėjau išsiuvinėti būtent šį darbą. Vėlgi, kaip matot, detalės, backstitch'us. Fantastiškai. Aišku, tos detalės išdirbtos. Tai aš sakau, kas mėgsta Joan Elliot ir norėtumėte ją siuvinėti, turi žinoti, kad jau bet backstitch'aus reiks daryti labai daug. Čia irgi, kaip matot, daug mažyčių karoliukų, nežinau, nepilnai fokusuoja, man atrodo, kamera. Nu, kažkas tokio. Tai va,
Tai ir šiaip, kas man labai patinka su Joanne Elliot, kad jinai savo darbuose, atrodo, naudoja Kreiniką, naudoja Melvillus, bet nenaudoja nieko kito mandresnio. Tai yra nėra šilkų ir tų pačių Kreinikų, ir tų pačių Melville karoliukų dažniausiai reikia pačių paprasčiausių. Ir reikia nedidelio kiekio. Tai kas yra smagu, kad jos darbus galima tikrai siuvinėti pigiau. Ir šiaip dažniausiai užtenka va tokio mažesnio gabalėlio, to vadinamojo 50x70. Tai Joanne Elliot yra, tikrai gėris. Kadangi matau, kad visgi per ilgai kalbų reikia skubintis, tai ką dar galiu parodyti? Dar vieną knygą iš Joanne Elliot, Native American Cross Stitch. Manau, kad jau atspėjot, dėl ko aš jos norėjau. Žinoma, kad dėl šių dviejų indėnų, tai yra indėnės moters. Čia jau šiek tiek visko reikės daugiau. Aš jų neišsiuvinėjau, ta prasme, aš parsisiunčiau, tikrai atsimenu, iš Amerikos, galimai iš Amazon. Ir štai yra indėnas. Ir faktas, kad mano mintis buvo daryti ant vieno audinio. Bet žinot, kaip yra. Kai norai tavo yra greitesni už tavo rankas, gali atsitikti toks dalykas, kad vieną dieną niekas ir nepavyksta. Tai dėl šitos knygos dar labai sprendžiu, galbūt ją reikėtų kažkam padovanoti, nes nebesu tikra, ar kažkada jau pavyks tai siuvinėti ir ar tikrai siuvinėsiu. Tai šitos knygos niekas nėra padaryta. Taip. Ir tada dar turiu vieną tokią labai tikriausiai matytą knygą. Tai yra Limited Edition, nors iš tikrųjų labai keista, nes man atrodo, kad ją dar galima įsigyti. Tai yra 44 dizainų Joanne Elliot Cross Stitch Collection. Ir vėlgi čia nieko nepaslaptis, kadangi aš pirkau ir žurnalus, ir pavienės schemas, ir bandžiau surinkti tam tikras serijas. Tai šita knyga irgi nupirkta ne šiaip sau, jinai buvo nupirkta dėl šių 4 metų laikų fėjų. Jos atrodo maždaug taip. Deja, bet taip irgi nepradėjau nei vienos, nors tiesą sakant, apie vieną iš jų vis pagalvoju. Tai va, tai yra pavasaris. Greitai galim permesti akim. Vasara, kaip bebūtų keista mėlyna, bet vasara. Gražusis ruduo, mano mylimas ruduo. Ir tikriausiai ta, kurią ir pradėsiu netolimoje ateityje, tai yra žiema. Tai jo, tai yra labai gerai žinoma jo serija, tikrai daug kas yra ją siuvinėję, labai norėčiau bent vieną padaryti, tai vis dar pagalvoju, kad gal reikėtų. Ir taip pat faktas šitoje knygoje yra pusė kitos serijos, kuri man yra labai aktuali, tai yra 4 stichijos. Tai, kaip matote, yra ugnis ir vanduo. Tiesą sakant, tiek 4 metų laikų, tiek šitų 4 stichijų deivių fėjų esu išdovanojus jau, nes turėjau ir dublikatų rusiškose žurnaluose ir dabar atradau, galvoju, reikėtų gal irgi kažkam padovanot, mato tą patį schemą, bet aišku spalvota. Tai va taip atrodydavo schemas kaip ir kitiesi iš Joanne Elliot, popierinės, keliaudavo tiesiai iš toli. Tai jo, aš labai irgi norėčiau užsiuvinėti žemės deivę. Oras atrodo maždaug taip. Čia yra tas garsusis Cross Stitch Collection, kurį aš pirkdavausi ir siųsdavausi iš Jungtinės karalystės, kas tikrai buvo beprotybė. Tikrai labai gerai atsimenu, kad vienas numeris kainuodavo 25 litus. Tai galite įsivaizduoti, kiek tu turi būti žmogus nučiuožęs, kad tau reikėtų tokio žurnalo. Bet serija yra serija. O aš visai esu serijų žmogus. Ir tai yra mano pati mylimiausia, tai yra žemės deivė, kurią vienareikšmiškai norėčiau pradėti. Aš ją buvau pradėjusi, tai dabar nebelyginau aš to gabaliuko. Žinoma, ant Aidos, baltos, 14. Tai jau atsiprašau, bet nelyginau, nes nelabai kažką daug yra rodyti, tai buvo tokia pradžia. Ir faktas, kad dabar aš jau nebenoriu tęsti ant šitos medžiagos. Tai man kirba mintis pradėti iš naujo, nusipirkti Evo 32 kaunto. Man yra dieviškai graži.
Aš esu rudens žmogus, specialiai dėl to neperku būtinai rudeninių vien tik darbų, bet, na, šitai yra tai kažkokia, nežinau, dieviška. Nu, tas jos veidas, tas toks trapumas, tos spalvos, nežinau, visa kompozicija man yra tokia tobula, kad aš tiesiog neatsispyriau pagundai pradėti. Ir paskutinė knyga, tikrai, man atrodo, bus jums labai matyta ir tikrai labai populiari, tai yra Bewitching Cross Stitch. Bet aš ją įsigijau, ko gero, labiausiai dėl šito darbo. Tai yra Mother-Moon, kuris man nepaprastai patiko. Aišku, čia yra labai daug backstitch'o, daug detalių. Vienintelio dalyko, ką aš nusprendžiau nedaryti, tai pabandysiu. Tai vat nedaryti iš tų dantukų, kurie man šiek tiek nepatiko. Ir maniškis variantas visgi buvo sugalvotas daryti ant juodo audinio. Ir taip aš jo nepabaigiau. Aišku, juodai dabar išlyginti yra labai sunku, parodyti dėliai labai sunku. Spalvos purpurinės praktiškai. Ant akių, kiek matau, ant veido dariau tą backstitch'ų, bet visur kitur, kadangi nepavyko pabaigti lelijų. Ir dėl ko nepavyko, kad aš nenusipirkau iš karto pakankamo kiekio kreiniko, kurio po to gauti buvo nepaprastai sunku. Tai taip, aš esu ta siuvinėtoja, kurigi viską ne iki galo yra padariusi, nes aš kaip sakau, kol randi tai, kas tau tikrai labiausiai patinka, atsitinka visko ir labai svarbu savęs nekankinti už tai. Tai va, tai yra vienas irgi iš darbų, kurį aš turiu namuose, vis dar laikau kaip sąžinės priekaištą, nes jis tikrai labai gražus. Tik tai išlyginti nebuvo labai paprasta, tai gal dabar taip gražiai neatrodo. Tai va, o daugiau Joanne Elliot visą krūvą žurnalų, kuriuos aš tiesiog pagreitintų būdu pabandysiu jums parodyti. Tikrai dalinau, vienu momentu viską išdalinau, ką galėjau, pasilikau, tik jau ką pasilikau. Tai turiu dar 4, kaip čia, Historical Ladies series, tai yra istorinių damų serija. Tai ji atrodo maždaug taip. Viduramžiai, Fabulous Flapper. Ne, dabar galvoju, kaip čia reikėtų ir išversti. Tada turėčiau atversti jums gal didesnį paveikslėlį. Vat jinai dabar ir pasislėpus. Ir gerai pasislėpus. Kodėlgi aš jos nerandu? Nu, va, nepasiruošė žmogus iš anksto, nu gerai, tai parodysiu. Dar viena ponė. Šiaip visai šita yra jauki, tokia visai elegantiška. Ir Victorian Lady, kuri maždaug atrodo taip. Nu, tai vėlgi, tai yra serija, nes Joanne Elliot yra tikrai serijų žmogus. Dabar jinai jau daug leidžia tokių pavienių, bet serijas jinai tikrai visada labai mėgo. Tai vat yra kolekcija, kur aš jau turiu gilių abejonių, kad aš kada nors darysiu. Tai galbūt galimai ir ieškosiu žmogaus, kuris norėtų priglausti. Galbūt dar svarstau. Tada turiu dar vieną 4 dalių seriją. Va, su štai tokiais veidukais. Tai jo, čia yra patvirtinimas, kad veidas, žmogus, gyvybė mano tema. Mirabilijos tuo ir neišimtis. Tai irgi nesu išsiuvinėjus jų visų. Jie atrodo štai taip. Žiema, vasara, pavasaris ir mano gražusis ruduo. Tai vat šitam savo gražiajam rudeniui aš ir neatsilaikiau. Esu jau nusipirkusi gabalėlį medžiagos ir jau netgi pradėjusi siuvinėti, bet tiesą sakant, tiek nieko nepadariau, kad net nedalavai yra ką rodyti. Tai yra blizgusis Evas, tokios rusvos spalvos ir jos nosies pradžia. Tai, kaip matot, nelabai yra ir ką rodyti, bet tiesą sakant, šitą vienintelę aš tikrai labai norėčiau padaryti iš visos serijos. Tai labai tikiuosi, kad tai kada nors pavyks, nežinau,
Tikrai nežinau. Tai va, tai yra 2 serijos, kurių aš manau, kad aš pilnai galbūt niekada nebedarysiu, nes manyje nebėra noro jas išpildyti, bet parodysiu dar 2 paskutinės serijas. Tai yra, vienas tai tikrai yra sodo fėjos, kitas praktiškai galėtum pavadinti daržo. Tai neparodysiu gal nuo kitos, šita yra senesnė. Tai gal va taip sudėsiu. Yra, kaip mato, tie vadinamieji, kur pasakoju, rusiški žurnalai. Nes tada, kai aš pradėjau jas pirkti, tai ir buvo arba вышиваю крестиком, arba вышитие картины. Tai tų kitų jau nebeturiu, o šituos tikrai saugojau grinai dėl sodo fėjų. Ir dabar, aišku, jas būtiniausiai bus sudėtinga atversti. Nes ašgi nebuvau tokia geniali susidėti lipukų. Ai. Tai va, tai šitos serijos vienintelė ši chrizantemų fėja yra padaryta. Tiesą sakant, labai gerai nepavyko jos išlyginti. Tai jau atleiskit man už tuos nelygumus. Jis yra dieviško grožio, taip. Bet žinot, yra viena pamalka auksinė. Aš ją laikiau dėžėje va taip, pusę per pusę ir įdėjus. Ir kas atsitiko? Kaip matot, liko baisingi rėžai, kurie toks jausmas pageltonavo po ilgo laiko, nes siuvinėtinai tikrai daugiau kaip 10 metų atgal. Tai mano tikrai didelė rekomendacija, jeigu neplanuojate rėminti, nelaikykite darbų taip, pasekmės bus labai liūdnos, ypač jeigu tai yra baltas audinys. O pati fėja yra tikrai labai daili. Ir vat, pažiūrėkit, vat backstitches ant backstitcho po backstitchių. Aš atsimenu tikrai, kaip aš kankinausi su šitais sparnais. Aš realiai ją išsiuvinėjau labai labai greitai. Čia net tie karoliukai, kaip matot, jie yra pavieniai, greitai susisiūna, viskas labai gražu ir tos chrizantemos yra dailios ir viskas labai gerai ir va tas nuostabiai viskuo išpildytas sparnas. Tai jinai yra vienintelė, kurią aš esu padariusi pilnai. Dabar gal šiek tiek gaila, kad ant balto audinio, nes realiai jeigu siuvinėčiau kitas, tai faktas tikrai, kad ne balto. Jos kompanionės. Tai jo, tai čia yra vienintelė išsiuvinėta ir viena dar yra eigoje, dėl to, kad jinai yra raudona. Aš tikrai labai nepaprastai mėgstu siuviniuose raudoną spalvą, čia jau yra mano. Tai yra aguoninė fėja, kurią aš nupirkau Stormy Clouds audinį iš Ehrenbergių. Ir mano pradžia yra štai tokia. Ui, tai nedaug, tikrai nedaug, bet spalvos labai gražios. Labai gražiai gula ir tai yra vienas mano mėgstamiausių audinių. Tai yra toks lengvas, tikrai padebesuotas audinys. Ir man atrodo, kad ant jo jinai tikrai atrodys puikiai, bet aš, kaip mato, turiu tik kelias spalvas. Dar nesu surinkusi visų, tai turiu tik tiek, kad galėčiau siuvinėti aguonas. Tai yra dar viena fėja, būtent iš tos serijos, nes aš dievinu tikrai raudoną spalvą, čia yra mano spalva, siuviniuose 100%. O likusios 4, dabar net nežinau, ar man pavyks jas irgi taip visas iš arti parodyti, bet kitą kartą išmok pamoką. Štai tokia yra rožių, man atrodo, kad rožių, fėja ros, taip, rožių. Viena fėja, kuri visai tokia labai daili irisų, nepaprastai man patinka irisinė fėja. Ir dabar aš, aišku, apsigausiu ir taip greitai neatversiu. Va. Joanne Elliot yra pastelinių spalvų fanė, tai taip, yra pas mane tų rusiškų žurnalų, dabar tai tikrai nieko neturiu ir nieko neperku rusiškai ir turiu savo požiūrį į tai, patinka jis kam ar nepatinka, bet išmesti dabar kol kas neplanuoju, nes sugadinti visą seriją. Čia yra lelijų fėja ir paskutinioji narcizų
Narcizų, taip. Jie turėtų... Matot, aš visur dariausi kopijas, bandžiau padaryti juodai baltas, bet tai yra labai sudėtinga, išspalvotos schemos, šita man irgi nepaprastai graži. Nu, nepaprastai. Tai šitos serijos, kaip matot, įveikiau tik vieną su trupučiu. Ir pati paskutinė irgi labai panaši serija. Tai yra drugelių fėja. Tuoj pabandysiu irgi atversti kuo greičiau didesnį vaizdą. Ne drugelių, boružėlių, ką aš kalbu. Žinot, kaip būna, kai tu nusipirki seriją ir tau atrodo, kad, nu, čia aš susižymėjau, kokius audinius norėčiau pirkti, ir tau vienas labai gražios, kitos nelabai. Čia yra drugelių, čia yra laumžirgių, kurie man ko gero labiausiai ir nepatiko iš šitos serijos. Ir 3 mano favoritai, nu, tiesiog grožis. Turiu didžiulį norą jas 3 padaryti. Žinau, kad padaryti pavyktų tikrai labai greitai, nes jos nėra didelės. Siuvinėjasi Joanne Elliot darbai gana greitai. Tai štai, tai aš parodžiau čia tą didžiąją dalį, kuri stovi mano sandėliuke. Aš apie tai pasvajoju, bet kol kas nieko nenuveikiau daugiau. Ir dar parodysiu vieną angelą. Irgi žurnalą, bet žurnalą aš jau padovanojau, tai aš jo neturiu. Vėlgi mano mylima raudona spalva. Tai yra Joanne Elliot angelas, kalėdinis. Yra dar mėlynoji. Turėjau žurnalą, bet irgi padovanojau. Irgi suvinėta ant baltos aidos, kaip tais laikais man buvo labai svarbu. Tikrai atsimenu, kad suvinėjosi labai greitai. Greitai ir lengvai. O jeigu mėgsti bekstičių, tai čia išvis ne problema. Nu, va toks grožis. Absoliutus grožis. Tiesiog. Jo, čia buvo tie laikai, kai aš pirkdavau viską iš Klaipėdos. Sigita, tau linkėjimai. Nes buvo, man atrodo, siuvinėjimo magija, vadinosi tavo parduotuvė. Žodžiu, Sigita, jeigu žiūri, didžiausia tau linkėjimai, soriukas, tada man reikėjo absoliučiai visko. Ir aš tikrai pirkdavau daug ir susitiksim gal gruodį, pakalbėsim apie tai. Ir parodysiu vieną beprotybę. Žiūrėkit, kaip fantastiškai apsisilėdavau rankomis kiekvieną kraštelį. Prasme, taip, aš buvau beprotė, visiška. Bet kiekvieną darbą, kurį aš siuvinėdavau, aš dar apsiulėdavau, nes siuvamosios mašinos overlockui neturėjau. Tai va, tai tų darbų yra daugiau, bet aš nenoriu padaryti šito video tokio super ekstra ilgo. Tai pratesimą dar keli Joanne Elliot darbai ir šiaip visokie kitokie senienos, kurių aš dar turiu baigtų, gal kažkas ne visai baigta. Manau, padarysiu antrą dalį. Padarysiu galbūt dar šiemet. Taip labai neprisiriždama prie mėnesių. Stengiausi kalbėti labai greitai. Tas laikas eina tiesiog žaibiškai. Tas 40 minučių yra tas pats kas nieko. Ir kai tu savo pasižaidi, kad tu nedarysi ilgų video, nu va taip ir gaunasi. 40 minučių. Tai ką aš noriu pasakyti? Nežinau, kokios jūsų yra istorijos, kaip jūs pradėjote siuvinėti. Galite čia pasidalinti iš tikrųjų komentaruose. Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad aš buvau savamokslė. Nes tas atradimo džiaugsmas, kada tu pats randi, pats suklysti, tada sugalvoji, kaip padaryti geriau. Nu, yra toks malonumas. Tai, kaip sakau, nėra blogo siuvinėjimo. Viskas yra gerai. Viską, ką daro, darykit, jeigu malonu, jeigu faina. Gavosi, tai gavosi, ne, tai ne. Tai toks ir reziumė gaunasi iš mano istorijos. Iki mirabilių dar nepriejom. Bet manau, kad 26 jų bus tikrai labai daug eteryje. O šiam kartui ko gero yra tiek. Aš bandysiu kažką dar nuveikti su šiuo video, nes tiesą sakant, po pastarojo mėnesio turėjau tokią problemą, kad sužinojau, kad vienintelis appsas, kurį aš turiu savo iPhone, nėra pats geriausias appsas editinti video. O kai pabandžiau surasti kitų, supratau, kad jie yra mokami,
o aš esu pakankamai žalias žmogus šitoj erdvėj ir nežinau, kuris būtų vertas, už kurį būtų verta mokėti. Tai jo, labai labai liūdna, kad App Store nėra YouTube'o editinimo appso, pasirodo, kad nėra, nes jis buvo tikrai nemokamas ir yra nemokamas, kas turi galbūt kitos firmos telefonus. Tai, žinokit, net nežinau. Šiaip iš tikrųjų, kadangi žinau, kad žmonės yra linkę padėti, galbūt jeigu jūs naudojatės kažkokiais appsais, bet būtent skirtais telefonams, iPhone'ams ir galėtumėt pasidalinti, būčiau tikrai labai laiminga, nes suprantu, kad galbūt ne visada pavyks taip idealiai kalbėti monologų, pasakyti daug, niekada neužstrigti, nieks nesutrukdys ar kažkas panašaus, tai įsiterpti vidury pokalbio kažką papildomo, nežinau, prisiklijuoti kitą video ir taip toliau, manau, kad tikrai prireiks. Bet kadangi šitoj vietoj matyt nepadariau namų darbų, prieš pradėdama daryti šitą kanalą, tai dabar turiu problemėlę. Tai bandysiu dabar filmuoti tiesiog taip, kaip yra. Nes man tinka ir taip, aišku. Nes aš tikrai, kai sakau, šios video filmuoju tik tai iš polėkio, nepretenduoju į kažkokią aukštą super kokybę, į kažką labai tokio genialaus, nes, kaip ir minėjau savo pirmam video, nei yra tiek daug erdvės, nei yra dabar galimybė saulei, nes, kaip matot, dienos super trumpos ir reikia gaudyti akimirką, kada gali tai padaryti, nes ir savaitgalį ne visada būnu Vilniuje. Tai jo, žiūrėsim, kas išeis, gal kažką surasim. Tai va, tai šiam kartui bus tiek, daugybė fėjų iš Joan Elliot pasaulio. Jo, man atrodo, kad šiam kartui ir užteks, nes vis tiek gausis gana ilgas video. Kitoje dalyje aš tikrai pratęsiu visą šitą pasakojimą, o dar vėliau, ko gero, bus mažiau tokių visokių parodymų, nes žurnalų, knygų, kažko tokio jau daugiau kaip ir nelabai yra. Aš stengiuosi viską labai mažinti savo sandėliukuose. Tai ateityje gal bus daugiau darbų išsiuvinėtų. Kitam video tikrai turėtų būti daugiau. Nes dar turiu kažkiek schemų iš kitų lietuviškų žurnalų išsiuvinėtų. Ir jau tada Mirabilijos, sampleriai, Belos ir visa kita, ten bus blizgesio daug. Karoliukai, kreinikai, šilkai ir taip toliau. Ir žinoma, kada tik tai pavyks daryti normalesnius mėnesio video, aš tikrai pasakosiu, kaip juda mano progresai. O šiam kartui jums dėkoju, kad jūs užsukote pabūti su mano angelu. Dievinu šitą darbą, norėčiau išsirėminti. Tik reiktų 14 kartų dar palyginti, nes ilgai gulėjo jisai nejudinamas. Tai gero jums laiko, tikiuosi turite laiko savo hobiams. Labai viliuosi, kad tikrai jo turite. Ačiū, kad užsukote, ačiū, kad sekate, kad komentuojate. Jeigu norite ko paklausti, klauskite, pasistengsiu atsakyti vieną ar kitą formą. Ir svarbiausia, būkite sveiki. Ne žiemužė, ne už kalnų. Ir šaltukas ateina. Tai likit sveiki ir iki sekančio karto.